Labas rytas visiems žiūrintys. Nu ir ką šiandien jums papasakot nuo pačio ryto. Iš tikrųjų tai galvoju šiandieną pasidaryti visiškai tokią poilsinę žvejybą. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko. Tai tiesiog taip važiuodamas galvoju, kad jokių tikslų šiandien savo neužsibrėžiu. Įsidėjau ešerinį kotuką, pasiėmiau mikromosaliukų. Gal, jeigu kur aš jo rasiu, sustosiu pamėtyt ešerioką, gal pavyks kokį pagaut, per daug labai nesistengsiu aš čia jo ieškot ar kažkaip kitaip čia jį bandyt išprašyt. Ir šiandien buvo tokia mintis, kad daugam asocijuojasi dideli ežerai su didelėm gumom. Ir visi įsivaizduoja, kad pagauti didelę lydeką tai reikia jau labai didelio masalo. Tai iš tikrųjų, bičiuliai, čia ne visada taip yra. Ir ne visada mano pačio, kaip sakau, trofėjiniai pakolka žuvis didžiausia pagauta ant tikrai nedidelio masalo ir praktiškai per patį karštį, kas irgi būna, kad kitą kartą kertasi su logika, visiems reikia apsiniaukusio dangaus, kažkokių sąlygų, jau tokių tarsi sukurtų specialiai lydekiniam orui, kad pagaut didelę žuvį. Tai tikrai nebūtinai tokios sąlygos turi būti, sakau, kitą kartą gali šauti visiškai netikėtai ir ant to masalo, ant kurio mažiausiai tikėjotės. Tai va, tai šiandien bandysiu gal padaryti tokį eksperimentą. Įsidėjau visą dėžę didelių gumų. Didelių, tai aš jums pabandysiu parodyti. Tai reiškiasi visą dėžę tokių jau riebesnių gumų. Dauguma tai čia gal yra relakso gumos. Iš tikrųjų yra tikrai čia ne vienos jos pagauta. Ir tiesiog čia nesvarbu, kaip pavyzdį galiu ištraukti. Va, sakysim, tokia guma. Tikrai didelė, jau čia liaudiškai vadinama ta esamoji šlepetė. Guma šlepetė, tai relaksas žodžiu. Tikrai nebloga guma, nebrangi ir gana patvari. Nes aišku, jau jos čia kai kurios daug sulipytos yra. Tikrai buvo rinkoje tokie neblogi parduotuvėse ėjo ir pas mus yra savedžyro klijai. Bet dabar juos kaip matomai žvejai pamėgo, išpirko ir jau matau, kad sudėtinga rasti, o jeigu atsiranda, tai gana greitai vėl išperka. Bet iš tikrųjų čia gumą sulipyti nėra sudėtinga ir kitais klijais. Tai va, tai šiandien tokie pamąstymai, kad pabandyti gal leisti ant vieno koto didelės gumas. Aišku, didelės gumos vėlgi pagal savo kūno formą jos dažniausiai dirba lėčiau, dar vėlgi pagal greitį kokį plauksit priklauso, bet vis tiek jų kūno darbas lėtesnis, uodega irgi dažniausiai dirba taip jau lėtesniais judesiais. Maža guma jinai gana tokia agresyviau dirbanti. Tai va, tai pagal tai galima paskui greitai atsirinkti, ką ta lydeka, kokios jinai tą dieną nuotaikos ir kas tai arčiau širdies. Tai tiesiog pabandysiu vilkti ant vienos meškerės didesnės gumas, ant kitos mažesnės. Įdomu iš tikrųjų ir pačiam, jau dabar sakysim šitų laikų, kas jom bus aktualu, ir pasižiūrim ir bandysiu parodyti ir jums kažką. Tai va, bičiuliai,
Šiek tiek, kaip matyt pačioj pradžioj, pafilmavau iš drono. Tikrai gamta yra įspūdinga, vaizdai gražūs. Tai iš karto nepatingim. Ačiū, kad paspaudžiat ir užsiprenumeruokit kanalą. Plaukiam. Žiūrim, kas bus. Jau praėjo porą valandų ir nieko. Vienoj vietoj buvau radęs ešerių būrelį, tai buvau stabtelėjęs. Užmečiau, tai toks jausmas, kaip per kupras prasirito mikromasaliukas ir vienas gal bandė taip cakčiut, bet taip atsargiai labai. Jau dabar tai tokie niekur neužsistovi, labai migruojantys. Tai jeigu tik kažkur spėjai, pamatėjai, kad paviršiui kažkur duodas, jei spėjai užmest, tai praktiškai galimybė dar jį yra suvilioti. O jeigu ne, tau reikia ieškoti vietų, kur jie stovi ir viskas, ir tada bandyti juos kibint. Tai va porą valandėlių realiai plaukimo ir nieko, tai dabar jau valai švilpia, sukilo vėjukas biškį. Tai viskas, pasiruošiau pietukus, eisiu užpietaut. Kažkaip dabar pastebiu, kad jeigu anksčiau būdavo, patys matydavot, kad išplaukiu ir kibimai iš ryto būdavo toks sukilimas, tai dabar jau įšilus vandeniu šiek tiek visa politika tenai pasikeičia ir jom jau žiūrau, kad iš ryto aktyvumo nelabai. Toks jausmas, kad gali būti kaip ir anksčiau, kad žodžiu, tie kibimai paskui tai būna pasidėlioja į antrą dienos pusę ir su tokiam pauzytėm, su išlaikymais. Nebūna to tokio momentinio valandos kokios, kad sukilo ir kali ir viso, ir baigta žvejyba. Bet nebūtinai. Gali būti taip, kad keičiasi, žodžiu, kinta slėgiai ir tos dienos dabar jos ne visos vienodai, o kaip pavyzdys šiandien diena praktiškai iki 20 temperatūros ir keičiasi ir tos temperatūros svyruoja ir tie orai šiek tiek svyruoja ir gali būti, kad ir jom nuotaikų svyravimas. Tai va. Ką, eisim užpietauti ir gerų jum darbų. O man skanių pietų. Bičiuliai, šitą meškerė jau važiuoja. Taip atsargiai. Kibimukas buvo toks jau atsargus. Bet čia gal nieko per daug ir didelio. Kažkaip greitai į paviršių iššovė. Masalas čia nedidelis. Iš tikrųjų didelių jau nebevelku, nes jau pirmą ir bandžiau abiejų kotų didelius. Ir taip, bet esmė ta, kad kada sunkus, kaip vadinu, sunki diena, sunkus kibimas, tai logiška, kad didelį masalą, kad jos nevalgau. Už tai, kad aš galvoju ir patys, jei nelabai valgyt norit, pakištų kas didžiulį kepsnį, tai nelabai ir valgytumėt, bet torto gabaliukas gali ir tilptų. Tai čia kažkas panašiai. Nedidelis masalas ir susivilioju. Biškį dirbau su echoloto parametrai šiandien. Su nustatymais persireguliavau aš čia jį. Lemba atrodytų
nedidelį paviršių išėjo, kada arčiau valties, tai žiūriu, kad visai sunkiai. Labai greitai susimažinės. Šiandien pirmą. Šitą meškerę pasidėsim čia. Šitą persikelsim, kad netrukdytų čia. Nu, ir kur mūsų žvėris? Dar likę apie 10 metrų ir visai nekyla. Va. Ovalė eina. Šiandienos trofėjus. Sau kojas ištiesęs, skrolinu. Relaksė. Žiūriu, kad dreba kažkas. Dievs, kad jau kotas, žiūriu, neramus. Nu, gražuolė, pasirodom. Pasirodom auditorijai. Godžiai surijus. Čia dabar per netvarką. Kas čia per chaosas valtyje. Opa, pozuojam. Gražuolė. 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 Taip, įsikabinam gumą. Ką, bičiuliai? Gražuoliai keliauja. Nu kokie? Kaip 3 kiliukai. Gražuolė. Opa. Ir. Pamažiuliai, neria. Opa. O, vai. Ramiai nuėjo. Bičiuliai, ačiū ir kampukį užsiprenumeruojam, nepatingim. Jeigu patinka, o turbūt, kad patinka, nes matau, kad žiūrit, peržiūros yra didelės, nepatingėkit, paspauskit prenumeruoti. Ačiū jum, gaudom toliau. Nepaėjau savažyrinį lydekaitį. Kabinom štorminį ešerį. Turim jau po 2, tai iš tikrųjų iki kranto dar kokia nepilna valandėlė. Tai dar prasiplaukėm, pasikeitė oras, apsiniaukė gerokai. Dar prasiplaukėm ir plauksim į uostą.
hebrytė tokia mūsų šiandienos ir žvejyba. Vienas tukt ir viena realizuota. Paleista gyvena įsišiepus toliau. Aš pasidariau kavytės, pasistiprinu, ovaliai jau judu link kranto, nes panašu, kad galiu gauti lietaus, apsiniaukė. Tai va, nesėdėkit ir jūs, plaukit, gaudykit, kas galit plauktas gaudykit nuo kranto. Vasara prasidėjo, ilsėkitės, nes nespėsit sureaguoti ir vasara bus, žiūrim, kad jau nėra. Tai tikrai mėgaukitės kiekvieną dieną, nesėdėkit prie teliko, mane galit pažiūrėti, galit uždėti, užsiprenumeruokit, žodžiu, bet tuščiai laiko neleiskit, kažką pasisėmėt, meškerės ir prie vandens. Tai tiek šiandien, bičiuliai, bandėm įgrūsti per prievartą didelius masalus, tai sučiaupę burnas jos sėdėjo, visiškai nieko, paskui pamažinom, tada biskį barkšt, viena pasisveikino, kaip matėt patys, ir kažkokio tai didelio susidomėjimo nebuvo šiandieną. Tai tiek, bičiuliai, iš mane šiandien. Ačiū Jums, kad žiūrit ir susimatom kituose video. Iki.